Pavadinimas skelbia, jog kalbėsime apie tiesą ir apie intelektualumo sampratą pagal Tomą Akvinietį, šventąjį Tomą Akvinietį. Intelektualumas Tomui Akviniečiui yra glaudžiai susijęs su tam tikra metodologija, būdinga ir taikoma jo laikmečio universitetuose, disputo metodologija. Ir aš norėčiau šį visą kalbėjimą savo užnerti ant disputo, viduramžiško disputo metodologijos tokio strypo. Dar daugiau galbūt mėginsiu jūs įtraukti, pakviesti į labai savitą procesą, vadinamą viduramžiško disputo tvarka. Vargu ar šiandien kur nors galima surasti jo praktikavimą. Bet būtent šita metodologija yra nepaprastai vaisinga. Ji ir lėmė tam tikrą mokslinės metodologijos pamatą, kurį mums paliko viduramžių universitetai, ant kurio išauga mokslinės revoliucijos 17 amžiuje pasiekimai. Ir aš galvoju, kad tų metodologinių principų arba to įdirbio formuluojant metodologinius principus viduramžiais vaisiais mes naudojamės iki šiol. Pažiūrėkime į tą šaknyną, prisilieskime bent kiek prie jo. Kelios pastabos apie viduramžių disputo kultūrą. Aš ją pavadinau riterišką. Kodėl riteriška? Nes riterių kovoms būdingos tam tikros taisyklės. Ir tos taisyklės paženklintos, tokiu, vadinkime, kilnumo arba žmogiškojo orumo žymėmis. Vienas iš tokių požymių yra nežūtbūt nugalėti, bet tarnauti tiesai. Viduramžių dispute susitinka ne priešininkai. Jame susitinka oponentai, kurie abu kovoja prieš tą patį. Jie abu kovoja prieš netiesą, prieš klaidą, prieš nepataikymą. Jų abiejų pozicijų oponentų ir proponentų rūpestis yra kartu su priešininku pabandyti priartėti kuo arčiau prie objektyvios tiesos, kuri viduramžių mentalitetui yra pasiekiama. Manoma, kad jinai yra pasiekiama ir manoma, kad jinai yra prieinama. Ne tik ji yra objektyvi tikrovės tiesa, bet žmogaus protas yra apdovanotas galimybę prie jos prieiti. Antrasis principas skelbia nepaneigti oponentų argumentus, bet atskleisti juose slypintį tiesos aspektą. Tomas Akvinietis formuluoja: kiekvienas tiesos ieškantis žmogus gali mums būti bičiulis, artėjant tiesos link. Ir savo pagrindinėse tezėse, kurios jis formuluoja, jis jas argumentuodamas pateikia nebūtinai krikščionių autorių argumentus, o musulmonų, žydų, labai dažnai pagonių ir vieno žymiausių pagonio Aristotelio argumentus. Ir jam tai nekelia jokių problemų, todėl kad kiekvienas tiesos ieškantis žmogus gali būti tau bičiulis, ištariantis kažką labai prasmingo, kuo galima pasinaudoti, formuluojant bendrą įžvalgą, kuri priartėja labiau prie tiesos, negu aš ją prieš disputą turiu. Ir trečias principas, tokius 3 lakoniškus principus išrinkau: neprieštarauti dėl prieštaravimo. Tai jisai labai plaukia iš pirmojo ir iš antrojo. Dabar eikim prie konkretesnių dalykų, kokie yra viduramžių disputo kriterijai. Visą tai sakysiu jums tam, kad pabandytumėm šiandien kažką panašaus padaryti. Dalyvaudamas dispute, aš
siekiu kiek įmanoma aiškiau pristatyti savo teorinę poziciją. Kiek įmanoma aiškiau suformuluoti tezę, teiginį, kurį aš pozicionuoju. Pagalba tai padaryti yra susijęti tą teiginį su klausimu, kuris man rūpi. Apie klausimą truputį vėliau kalbėsim. Viduramžių disputui fundamentalus dalykas yra klausimas. Klausimas, kuris yra mano klausimas, kuris yra tas mano archė, nuo kurio aš pradedu, kaip atsispiriu, kaip nuo tramplino savo kelionę į mąstymo visą procesą. Ir iš to klausimo kyla mano pirminė šiek tiek nuojauta besiremianti, kažkokiu tai pradiniu pažinimu besiremianti, savo pažintiniam lauke iš surinktų trupinių sudėlioto kažkokios pozicijos, kažkokia pirminė tezė. Ja reikėtų suformuluoti kiek įmanoma aiškiau. Ta tezė reikia argumentuoti. Visai netinka ir viduramžiams iš vis nebūtų priimtina sakyti, kad yra taip, kaip yra. Bet, atsiprašau, dažnam studento darbe aptinku, kad yra tiesiog pozicija paaiškinama arba deklaruojama, kad tokia dalykų padėtis yra. Viduramžių universitete toks dalykas nepraeitų. Savo poziciją reikia argumentuoti ir ne šventuoju raštu. Savo poziciją reikia argumentuoti, šiandien sakytume, empiriniais faktais. Bet empirinių faktų viduramžių tekstuose nedaug. Ten yra labai gerai išlavinta racionali argumentacija, loginis instrumentarijus. Ir čia mes truputį pralošim, bus matyt, gal aš klystu. Analitinis įžvalgumas. Du dalykai yra šituose dviejose žodžiuose. Pats analitinis gebėjimas skaidyti sudėtingą dalyką į paskiras dalis, apžvelgti jį kiekvieną dalį, mėginti aptikti sąsajas tam tikras ir galų galiai įžvelgti tas sąsajas, rikiuoti mąstomojo medžiagą tam tikrą tvarką. Visi dalykai, kuriuos dabar vardinu, tarsi yra sudėtinės analitinio gebėjimo dalys. Analitinis įžvalgumas yra gal viena iš subdalių. Nepalikti be dėmesio svarbių oponentų argumentų. Negali būti tokio psichologinio laviravimo. Šitas argumentas man nepatinka, aš jį ignoruosiu. Ypač tas argumentas, kuris tau labiausiai nepatinka, viduramžių disputė ir yra tas taškas, prie kurio daugiausiai sustoju. Šitą atsakysiu, šitą nežinau kaip. Va čia ir yra galimybė ūgtelt, čia ir yra galimybė priartėti prie dalykų, kurie dar kol kas tau yra labai tolimi. Ir toks savaime suprantamas principas rūpestis vengti mąstymo klaidų. Tai yra loginės klaidos, tai yra skubotumas, išankstinis nusistatymas, tai yra darymas globalių išvadų iš kelių, 3-4 pavyzdžių. Mąstymo klaidų variantų skaičius yra labai didelis, turbūt kiekvienu atveju disputo metu oponentas nurodo tau, kad čia silpnesnė yra tavo mąstymo vieta. Tai disputo formatas yra puikus laikas ir puikia vieta aptikti savo paties mąstymo klaidoms ir mėginti jas šalinti. Ir tokia trumpa apžvalga, be abejonės aš nepristačiau pilnai, kas yra viduramžių disputas, reikia paeiti į tai. Viduramžiais nebuvo egzaminų, nebuvo koliokviumų, nebuvo kontrolinių. Viduramžiais yra vienintelė atsiskaitimo forma – disputas. Kokiu būdu aš tampu magistru, aš dalyvauju dispute ir ginu tezę. Ir tezę aš galiu pralošti, bet gauti magistro laipsnį, todėl kad mano argumentacijos būdas, mano gebėjimas, mano tyrinėjimo lauko pažinimo gylis yra visi tie dėmenys, kuriuos girdi magistrai ir fiksuodami juos priskiria tau kompetenciją arba ne. Ir todėl, kadangi disputas yra skirtas neapginti savo poziciją,
o priartėti prie tiesos. Priartėti prie tiesos. Todėl būdas, kaip tu tai darai, ir yra pagrindinis kriterijus tau įvertinant tave, kad gautum atsiskaitimą. Tai yra pagrindinė atsiskaitimo forma. Nori pabaigti studijas pas vieną profesorių, tai rengi disputą. Tada keliauji pas kitą profesorių. Išmoksti iš jo viską, ką manai, kad išmokai, tada rengi disputą. Disputo forma, pradedami mokslo metai, baigiami mokslo metai. Disputas būdavo gavėnios ir advento įvykis Viduramžių universitete, į kurį susirenka ne tik tai bakalaurai, ne tik tai magistrai, bet ir kunigaikščiai. Net popiežius atvykdavo į Paryžiaus universitetą, į advento arba gavėnios disputą, kuriame dalyvauja, žinoma, ne studentai, o magistrai. Tai buvo įvykis. Ir tas įvykis prasidėdavo nuo to, jog ant katedros durų, pavyzdžiui, Paryžiaus katedros durų buvo prikalama tezė, klausimas ir tezė, kurią ketina ginti vienas arba kitas proponentas. Proponentas tas, kuris teigia. Laiko būdavo daug. Ir buvo galima susipažinti, taip pat ir buvo paskelbiamas disputo laikas, vieta, galimi oponentai, kad į disputą galėtų susirinkti žiūrovai. Oponentai taip pat buvo, taip sakant, išsiaiškinami iš anksto. Dalykas tas, kad disputai yra gimdomi, jie neatsiranda iš karto. Nei viduramžiais, nei dabar, aš manau, neįmanoma būtų padaryti taip. Žinote ką, darome mūsų fakultete disputą. Disputas yra auginamas kaip augalas. Ta pati darydavo studentai, ta pati darydavo dėstytojai. Studentams tas pasakoju. Studentai mokydavosi pas dėstytojus iki pietų, o po pietų vykdavo vadinamosios ekstraordinarinės paskaitos. Tai yra paskaitos studentams. Kiekvienas studentas, students, dedantis pastangas. Students, tas žodis, tai reiškia žmogus dedantis pastangas suprasti, pažinti. Kiekvienas studentas yra žmogus ne tas, kuris žiūri dėstytojų į burną ir klauso, ką jis kalba. Jis yra žmogus, kuris nori kažką suprasti. Jisai turi savo idėją, jisai vaikšto su ją, jam jinai rūpi. Ir jisai formuluoja tam tikrus teiginius, atsakydamas į klausimus, kurie jam neduoda ramybės. Tada jis pasikviečia tam tikras aukas iš savo studentų ir vyksta ekstraordinarinė paskaita. Kodėl sakau aukas? Tie žmonės sėdi ir jie klauso, kaip proponentas jaunasis pristato savo tezę, savo teiginį. Pristatymas būdavo specifinis. Pristatymas buvo, prieš tai reikia pateikti priešingus argumentus savo tezei, savo tezė, jos įrodymas ir atsakymas į visus priešingus oponentų argumentus. Studentai klauso savo bičiulio, pateikia jam klausimų. Čia nepataikiai, čia silpna, čia visai netaip yra. Ir žmogus susigūžęs, bet laimingas, nes gavo impulsą mąstyti toliau. Eina toliau taisyti savo klaidų. Praeina kažkiek laiko, jis jau pakoregavo savo tezę, nes gavo naujų impulsų, naujos medžiagos, jisai apgalvojo. Tada jisai pasikviečia kitas aukas ir didesnį jų skaičių, pasisodina juos ekstraordinarinės paskaitos metu ir formuluojama nauja, tobulesnė tezė. Galiausiai į savo tą ekstraordinarinę paskaitą jis pasikviečia vieną magistrą. Nes tada jau arba galima vyresnių kursų studentus, galima tuos, kurie jau ruošiasi tapti magistrais ir panašiai. Ir tada jau jisai yra paauginęs savo raumenis ir savo argumentaciją. Jisai turi daug priešingų argumentų savo tezei, jis žino, ką juos atsakyti. Ir tik tada, kai jisai yra perėjęs per kelis tokius ratus ekstraordinarinių paskaitų, jisai gali pasiūlyti savo tezę, gindamas ją magistro laipsniui gauti arba bakalauro apdovanoto laurais žmogaus laipsniui gauti. Dėstytojai irgi turėtų auginti savo disputus ir šiandien disputo nebus, bet mes jį paauginsime. Tai yra procesas, tai yra vyksmas. Nes pirminė tezė, kurią susiformuluoja, jinai tokia, taip sakant, truputį šiaudinė, jinai turi šluba loša. Ko jai trūksta? Jai trūksta probleminio lauko ištirtumo, pažinimo.
Ir naujas oponentas, naujas kitoks požiūris, jisai ragina tave koreguoti, tikslinti, aiškinti savokas ir panašius dalykus daryti su savo kūdikiu, kurį tu nešioji. Kaip students, kaip dedantis pastangas pažinti tiesą ir tikrovę, nes tai tavo pašaukimas. Taigi, tezė yra paskelbiama, oponentai nustatyti, aš ateinu kaip žiūrovas, prieš tai biškai pagalvojęs, ar aš užimsiu oponento poziciją ar proponento poziciją. Nežinau, pažiūrėsiu, labiau linkstu į proponentą, bet bus matyt, pradžioje aš ateinu kaip populius, kaip žiūrovas, kaip tauta, kaip liaudis tiesiog. Nei oponentas prieštaraujantis, nei proponentas ginantis. Disputas turi 2 dalis, jis vyksta 2 dienas. Pirmoji diena tai jau riteriškos kautynės tikrai ir jos vyksta tam tikra tvarka. Tvarkos dabar neaiškinsiu, didelis toks reguliaminas, jisai pakankamai specifinis, daug įvairiausių detalių, bet vadovauja aišku magistras, bet tezę pristato proponentas, pirmiausia atsako pagrindinis oponentas, tada proponentas atsako, tada pirmiausia dalyvauja dispute ir formuluoja klausimus magistrai. Po to bakalaurai. Galiausiai studentai. Studentai, studijuojantis pirmosius metus, formuluoja klausimus paskutiniai. Kodėl? Todėl, kad magistro klausimas apima platesnę sritį, o paprastai bakalauras dėl savo pažinimo ribotumo, jisai gali apimti labai lokalinę erdvę ir tada tų klausimų išsibarsto. Atkreipkite dėmesį, kaip paprastai yra formuluojami klausimai, kai visiškai skirtingi žmonės juos formuluoja, tai jie išsibarsto ir pabandyktų suformuluoti vieną probleminį lauką ir labai skiriasi lygmenys, kuriuos reikia atsakyti. Kada magistras formuluoja klausimą, jo klausimas apima daug, tai bakalauro dar klausimas gali tik patikslinti vieną arba kitą to bendrojo lauko detalę. Tokia tvarka. Vyksta mūšis, riteriškos kautynės dėl tiesos. Pirmoji diena. Išsako prieštaravimus visi. Ar tezė koreguojasi? Dažniausiai koreguojasi. Jeigu tai yra tezė, jeigu klausimas yra, ar Dievas yra, o tezė yra Dievas yra, tai veikiausiai jinai nesikoreguoja. Bet jeigu yra tokie subtilesnių tezių, kaip mes šiandieną kalbame apie intelektualumą, šventojo Tomo intelektualumą. Ir mūsų klausimas, ar mes pralaimėti tiesai, ar mes šiandien pralaimim tiesai, ar Tomas pralaimėjo tiesai ir panašiai. Ir jeigu mes bandom tokius klausimus kelti, formuluojamas teiginys, veikiau nėra vienareikšmis, jisai toks, jį reikėtų tikslinti. Pradžioje suformuluotas vienas, o paskui disputo laiku jis veikiausiai būtų tikslinamas. Kai baigėsi ši diena, visi renkasi kitą dieną, nebūtinai rytojų, tai gali būti nustatyta diena, į antrąją disputo dieną. Joje dalyvauja visi, kurie buvo pirmąją dieną, kurie kalbėjo, išsakė savo prieštaravimus, nesutarė, visko būdavo. Tai ne lietuviai, ten karšti žmonės, o dėl tiesos galima žinot, jeigu nesupranta. Kitą dieną susirenka ir proponentas arba magistras skaito tekstą, kuris apima viską, kas buvo. Ir kiekvienas klauso, ar ir mano argumentas priimtas domėn, ar visos detalės apimtos. Ir meistrystė yra tame, kad visa išklotinė būtų. Ir ne tai, kad tai ne stenograma. Tas sakė tą, tas sakė ne. Tai yra visuminio rūmo statyba, tai yra namo statyba. Nes vienas išsakė apie langines, o kitas apie pamatus. Vienas išsakė apie gėlytės ant staliuko, o kitas išsakė apie visą namo karkasą. Ta prasme, labai skirtingi būna tie argumentai, pastabos, patikslinimai ir panašiai. Ir magistras arba proponentas skaito tekstą visą, kuris turi klausimą determinacijo išklotinės pavadinimą. Tvarka visada vienoda. Viduramžiškų determinacijo išklotinė visą laiką vienoda. Pradžioj loginė tvarka išdėstyti visi tezei prieštaraujantis argumentai. Tada suformuluojama tezė,
Tada pateikiamas jos pagrindimas ir galiausiai yra atsakoma į visus prieš tai priešingus savo tezę argumentus. Po tokio perskaitimo, pakoregavus, pastabų gal gavus, nors retai jų būdavo, tada jau tai tampa straipsniu, artikulius ir jis yra jau perrašomas, įdedamas į knygas ir tampa mokymo priemonė. Šiandieną aš norėčiau jums pasiūlyti sudalyvauti pirmoje ir antroje skiltyje. Aš truputį pakoregavau pavadinimą ir suformulavau pirminį klausimą, bet popieriaus lapeliai esantys ir tušinukai esantys jūsų rankose, man toliau skaitant pranešimą, nes čia tik tai buvo šiokios tokios tvarkos įvadinės papasakojimas, man toliau skaitant pranešimą, aš noriu prašyti jūsų formuluoti klausimą, kuris yra jūsų. Kuris yra jūsų štai šitam probleminiam lauke. Klausimo suformulavimas yra labai svarbus dalykas. Kaip pavadinau jį archėją. Išeities taškas. Klausimų yra visokių. Suprantat, kad čia yra kažkoks klausimas, kuris yra kaip kokia šaknis, už kurį užkabinus gali daiktą ištraukti. Vadinasi, klausimo gylis turėtų būti kaip reikiant, ne apie papuošalus, ne estetinių kažkokių tai momenčiukų, jis turėtų būti toks iš esmės. Aš kalbėsiu, o jūs formuluodami savo klausimą pamėginkit judėti ir prie tezės. Galbūt tezė gims pirma. Tada pabandykit jai surasti klausimą. Tai va šiandien su disputo pirma dalimi pažiūrėsim, kaip bus, nemokame jo taisyklių galbūt, arba tų riteriškų taisyklių, kaip dera kautis. Galbūt šiek tiek aš jas paaiškinsiu, jeigu bus reikalas, bet pradžia labai, labai svarbi. Ir aš po pranešimo savo duosiu jums kokią 10 minučių, prašydama visą tą informacijos gausą, stengsiuos kiek įmanoma minimizuoti, kad jos būtų kuo mažiau, bet visą, ką darysiu, tai bus inspiravimas jūsų formuluoti savo klausimą ir savo tezę. Tezę, kuri rasis tokiam lyginamajam lauke, lyginamojoj perspektyvoj. Tomas ir mes šiandien. Intelektualumas tada, intelektualumas dabar. Intelektualumas tada, intelektualumas dabar. Aš pabandysiu daryti tokią lyginamąją analizę. Kiek man pavyko tuos intelektualumo bruožus šiandien ir tada suformuluoti. Ir jūsų klausimas tegul, taip sakant, rymo ant šitos perspektyvos lyginamosios. Po mano pranešimo pažiūrėsim, kiek laiko užtruks. Kai turėsit savo susiformulavę, gal ne visi norės tame dalyvauti. Čia laisvė yra, jokios prievartos. Tada gal norėsit suformuluoti ir garsiai išsakyti, arba duosit kam nors iš mūsų tomistų. Būtų gal visai ne pro šalį, jeigu rastųsi teiginys, kuris mums būtų savas visiems. Ir klausimas, ir teiginys. Jeigu pavyks, gal tiek pavyks susibendravardiklinti ir jeigu mes jį suformuluosim, klausimą ir teiginį, tada pakviesiu užimti pozicijas prieš šį teiginį arba už jį. Būti prieš teiginį tai nereiškia būti priešininku, tai gali reikšti, aš noriu koreguoti šitą tezę, jinai netiksli, ją reikėtų performuluoti, ją reikėtų atsižvelgti tam tikrus aspektus ir panašiai. Na va, tokia programa. O dabar yra mano žadėtas pranešimas, lapų skaičius maždaug, kad žinotumėte, yra 5. Pusantro tarpo, tai tekstas nėra toks jau labai ilgas. Bet to su skaidriam, kad lengviau būtų žiūrėti. Skaidrių nemėgstu, bet ką padarysi.
Pradėdama pranešimą noriu padaryti tokią pastabą dėl termino intelektualumas. Pranešime intelekto terminą vartosiu kaip sinonimą sąvokoms protas arba racionali žmogaus pažinimo galia. Plačiaja prasme. Nes pirmiausia, tai Tomo tekstuose sąvoka intelektas nėra vienareikšmė. Jis skirtingose kontekstuose reiškia skirtingas žmogaus galias. Ir antra, tokia, kaip siūlau sąsają, intelektas ir protas yra tas pats, daryti Tomo tekstai tikrai leidžia. Pradėkime nuo to, kad mes ir Tomas gyvename skirtingose epistemose. Todėl intelektualumo sampratų, kaip ir bet kokių kitokių sampratų, lyginamoji analizė turėtų reflektuoti skirtingus episteminius kontekstus, kuriuose mes ir Tomas gyvename. Mėginkime, kiek pajėgsime, kuo giliau panirti į tikrai skirtingą mūsiškį ir viduramžišką episteminį šaknyną. Manau, kad pirmas dalykas, kuris skiria mus ir Tomą, bei nukreipia į esmingai skirtingas intelektualumo sampratas, yra antropologinis principas, kuris būdingas antikai ir viduramžiais, bet nėra būdingas mūsų epochai, tai yra teleologijos principas. Teleologijos. Telos graikiškai yra tikslas. Anot šio principo žmogus ir visi tikrovės daiktai yra nukreipti į savo galutinį tikslą. Eina kalba apie absoliutų žmogaus galutinį tikslą, kaip jo prigimties išsipildymą, kuris žmogui toks vertingas, kad dėl jo galima paaukoti visą kitą. Galutinio tikslo sąvoka nėra vienareikšmė. Esama įvairių jos variantų. Ir aš čia neturiu omeny humanistinio personalizmo formuluojamo galutinio tikslo, kuris suprantamas kaip savęs tobulinimas, kaip žemiškoji mano pažanga, kai tu aktualizuoji ir realizuoji arba įgyvendini patį save. Aš taip pat neturiu omeny ir egzistencializmo formuluojamo galutinio tikslo, suprantamo kaip savo tikrojo aš ir savo autentiškos asmenybės įgyvendinimas. Juo labiau neturiu ten kokių hinduizmo ar giminingų jam religijų galutinio tikslo suvokimo. Dalis šių sampratų galutinio tikslo, kurias aš nusakiau, yra problemiškos, jeigu kalbame apie psichinius ligonius, protinę ir fizinę negalę turinčius senus žmonės. Nes taip suprantami galutiniai tikslai jiems jau neturi jokios prasmės. Žmogaus galutinio tikslo savitumą apibrėžia jo prigimtis, kuri jam duota. Krikščionims puikiai pagalba šiuo atveju yra šventasis raštas, išminties knyga, aukščiausių žmogaus tikslų nurodo draugystę su Dievu. Krikščionybė šią draugystę nusako labai savitai. Tai toks draugystės santykis, kuriame kitas yra šlovinamas. Tai santykis, kuris šlovina. Labai savita draugystės samprata. Žmogaus galutinis tikslas – Dievo šlovė. O žmogus to siekia, tobulindamas ir formuodamas pasaulį pagal Dievo planą ir bendradarbiaudamas su pačiu Dievu. Sykiu, tai yra ir žmogaus išgelbėjimo projektas. Iš kur tai? Kas čia? Kas čia? Čia dalykas įrašytas žmogaus prigimtyje. Ir nėra lengva prigimtiniu protu privesti prie šitų dalykų, bet man labai svarbu tą nusakyti, nes ant šitų pamatų stovi žmogaus intelektualumas pas Tomą Akvinietį. Kaip siekiama galutinio tikslo pagal Tomą? Įgyvendinant savo prigimtinį potencialą. Žmogus turi daug potencijų,
visada daugiau, negu gali įgyvendinti. Jis turi nuspręsti, kurias potencijas jam aktualizuoti. Ir siekiant galutinio tikslo reikia aktualizuoti tas potencijas, kurios atitinka galutinį tikslą. Koks yra kriterijus? Kriterijus yra tas, kad mano pasirinkimai turi siekti moralinio gėrio. Būtent nuo to priklauso, ką aš turiu aktualizuoti. Ir intelektualumas šiame kontekste yra būtinas, nes jis leidžia atpažinti priemonės galutiniam tikslui pasiekti. Ir intelektualumo puoselėjimas yra laikomas moraliniu gėriu. Va toks statinys. Žmogaus prigimtis, kuri turi galutinį tikslą. Žmogaus potencialių gebėjimų paketas, kurį jis turi vystyti. Ne viskas yra vienodai intensyviai vystytina, ne? Ir intelektualumas tame yra fundamentali galia ir jį plėtoti yra moralinis gėris. Mūsų kultūra nestovi ant tokio teleologijos principos pamatų. Žmogus šiandien nėra laikomas esiniu, kuris turi kokį nors iš anksto užduotą galutinį tikslą. Jis neturi iš anksto užduotos ir nustatytos apibrėžtos prigimties. Aišku, medikai žvelgdami į žmogų mato daugiau mažiau aiškiai aksiomų sistemą, bet čia turiu omeny ne biologinę ar fiziologinę žmogaus prigimtį, bet žmogų kaip būtybę gyvenančią prasmių pasaulyje. Ir laisvą kurti savo pačiai priimtiną prasminį kontekstą. Vadinasi, šiandien manoma, kad žmogus gyvena siekdamas ne galutinio tikslo, kuris glūdi jo prigimtyje ir kurį jis gali atpažinti ir todėl plėtoja tam tikrą prigimtinį savo potencialą. Žmogus gyvena tam tikrame prasmių lauke, kurį laisvai pasirenka. Ir nėra aukštesnio pasirinkimo kriterijaus, prasmių pasirinkimo kriterijaus, už asmens jausmus ir preferencijas. Intelektualumas šiuo atveju yra įrankis, kuris turi padėti gyventi taip, kaip man priimtina, bent jau pakenčiamai gyventi. Antras dalykas, kuris skiria mus ir Tomą, plaukia iš pirmojo. Tai yra skirtingas intelekto prigimties suvokimas. Tomui, kaip ir Aristoteliui, beje, kaip ir visai viduramžių epochai, intelektas yra tiesos pažinimo galia. Jo objektas yra tiesa. Intelekto tikslas yra pažinti tiesą, niekaip kitaip. Ir tiesa aptinkama ne per informacijos daugį ar faktinės dalykų padėties gerą pažinimą, bet aiškinantis dalyko esmę ir priežastis. Kas tai yra? Kodėl tai yra? Kaip tai siejasi, svarbiausia, kaip tai siejasi su kitais dalykais. Galiausiai tiesa aptinkama siekiant pažinti Dievo sukurtą tikrovę kaip visumą. Ir tokia tiesa yra svarbi dėl savęs pačios, ne dėl kokios nors priežasties. Šiek tiek perfrazuojant Martiną Heidegerį, galima sakyti, kad Tomui žmogus kaip žmogus gyvena tiesos prieglobstyje. Būtent todėl jo intelektualumas pažymėtas kilnumo ženklu. O mūsų kultūra kvestionuoja tiesos sąvokos savaime suprantamybę ir apskritai jie labai nepasitikė. Mūsų kultūra puoselėja dar antikoje susiformavusią skeptinę laikyseną objektyvios tiesos pažinimo atžvilgiu ir daro tai savitu būdu. Ji vadinama posttiesos epocha. Šiandieninė kultūra nuo postmoderno pradžios tiesos sąvokos vengia. Nes ji, kaip ir visos universalistinės sąvokos, grožis, teisingumas, gėris, jos yra laikomos save diskreditavusiomis, nes iš jų buvo ir yra auginamos ideologijos ir galios struktūros.
ideologijos ir galios struktūros suabsoliutina baigtinį, todėl labai lengvai komunikuojama, bet labai ribota požiūrį į tikrovę, paskelbia jį tiesa ir galiausiai žaidžia galių žaidimus. Didžiausi žmonijos nusikaltimai buvo ir iki šiol yra daromi tiesos vardu. Todėl tiesos savoka šiandien yra labai įtartina. Todėl mano iškelti klausimai, ar šiandieninė kultūra daugiau arba mažiau laimi arba pralaimi tiesos atžvilgių, tarsi subliūkšta. Ir atrodo, kad reikėtų tuos klausimus keisti kitais, nes tiesos savoka yra tarsi patraukta šiandien į paraštės. Ir vartojami tokie pakaitalai kaip informacija, faktinė dalykų padėtis, praktiškai naudingas, efektyvus žinojimas ir taip toliau. Kitaip tariant, pažinimas, kuris padeda žmogui gyventi ir tiek. Bet juk vis tiek tiesos savoka čia figūruoja. Iš mums žinomų tiesos sampratų, ontologinės, korespondencinės, tiesos modelių, pragmatinės, šiandien dar lieka galioti pragmatinė tiesos samprata. O iš visų galimų tiesos kriterijų - akivaizdumo, loginės darnos, naudingumo ir taip toliau - lieka vienas pagrindinis - naudingumo kriterijus. Nepaisant to, keliant klausimą, mes ar Tomas laimi ar pralaimi tiesos požiūriu, tiesos savoka vartojama čia juk ne vienareikšmiškai. Ir dera labai gerai pagalvoti, kaip matuoti tą pergalę arba pralaimėjimą. Kuria tiesa matuoti? Tomo ar mūsų? Juk Tomui tiesa yra tiesa iš esmės. Arba universali tikrovės tiesa, tikrovės principų tiesa. Tai, kas šiandien laikoma žmogui neprieinamais dalykais. Trečias dalykas, kuris skiria mus ir Tomą, yra tas, kad šiandieninė kultūra vengia žiūrėti į tikrovę kaip gerokai žmogų pranokstančią visumą. Vengia žiūrėti į tikrovę kaip gerokai žmogų pranokstančią visumą. O būtent šią laikyseną Tomas ir jo laikmetis laikė esmingą žmogaus intelekto galiai. Tu stovi prieš tai, kas be galo tave pranoksta, kaip mokinys, plačiai atmerkęs akis ir pašauktas tik mokytis ir stebėtis praktiškai. Tokį žmogų pranokstančią visumą žvelgiantį intelektualumą, tokį charakterizuoja du dalykai. Pirma, šiai laikysenai būdingas nuolankumas. Suvokiant, kad tiesa nepriklauso nuo mano norų, preferencijų ir jausmų. Suvokiant, kad aš galiu klysti, o svarbiausia, kad man reikia mokytis. Mokytis klausytis tikrovės. O tas jautrumo, įsiklausimo į tikrovę gebėjimas turbūt yra vienas svarbiausių to mistinio intelektualumo praktikoje. Ir antra, iš tokios atviro žvilgsnio į tikrovę laikysenos plaukia pastanga, dėmesio, įžvelgti tikrovėje tvarką, kuri yra arba turėtų būti. Pastanga pamatyti hierarchiją, gebėti skirti, kas aukščiau, kas svarbiau, kas yra antraeiliai dalykai, kas yra tikslai, kas tik priemonės jiems pasiekti, kas daliniai tikslai, o kas yra galutinis žmogaus gyvenimo tikslas. Iš esmės tai dalių ir visumos santykių suvokimo pastanga. Todėl šiame intelektualume yra labai svarbus dalykas perskyrų formavimas. Perskyrų formavimas. Yra pažinimas ir yra pažinimas. Yra tiesa ir yra tiesa. Tai yra skirtingi dalykai. Yra prigimtinė teologija ir antgamtinė teologija. Ir apskritai, viduramžiai yra perskyrų meistrai. Ir viduramžiams priklauso scholastinė formulė sepsapientis est distinguere. Išminčiui priklauso skirti, daryti perskiras. Išmintingas tas, kuris daro perskiras, kuris nemato tikrovės grynom spalvom. Šiandieninės kultūros
intelektualumas neieško hierarchinių ryšių. Jo veiksena suponuoja horizontalų pažintinį lauką, kurį grindžia lygiavertiškumo principas. Viskas vienodai svarbu ir viskas vienodai nesvarbu. Bet jis orientuojasi į specializaciją, į naudą, į efektyvumą, į praktinių tikslų pasiekimą ir tie dalykai tada tampa svarbus. Bet nėra bendros hierarchijos suvokimo, bendros tikrovės hierarchijos suvokimo. Tai yra fragmentuotos, specializuotos ir instrumentinės tiesos. Tai yra fragmentuotas, specializuotas ir instrumentinis intelektualumas. Jis labai funkcionalus, jis labai efektyvus ir jis neturi nuolankios laikysenos tikrovės atžvilgių. Įdomu, kad atmetus objektyvią tiesą ir atvirumo tikroviai kaip visumai laikysena užsisuka keistas, ydingas ratas. Žmogų ištinka vadinamasis emotyvizmas, vienas svarbiausių šiandieninę visuomenę charakterizuojančių bruožų. Emotyvizmo esmė yra moralės ir vertinamųjų teiginių redukavimas į asmeninę preferenciją. Tai reiškia, kad sakydamas tai yra teisinga arba tai yra gera, žmogus pasako tik tai, kad jam tai patinka. Ir atvirkščiai, teiginiai tai neteisinga, tai yra blogai, reiškia tik tai, kad jam tai nepatinka. Žmogus yra arbitras, kuris sprendžia apie tikrovę. Todėl šiandieniniam intelektualumui labai svarbi individuali perspektyva, labai svarbus autentiškumas, kurie reiškiasi kaip originali interpretacija, kaip imperatyvas save pozicionuoti, neuždelsti deklaruoti savo nuomonę arba požiūrį ir demonstruoti savo pasirinkto identitetą, tvirtumą. Bet jeigu egzistuoja tik subjektyvios preferencijos, juk įsitvirtina tas požiūris, kuris sugeba primesti savo dominavimą. Jeigu žmogus vadovaujasi tik pats savimi, jo pasirinkimus gali valdyti emocijos, aistros, instinktai, galiausiai propaganda ir įvairūs informaciniai masalai. Bet toliau važiuokim. Ketvirtas dalykas ir paskutinis, kuris mano galva, iš esmės skiria mus ir Tomą, yra tai, kad Tomas sieja intelektualumą ir moralę. Būtinu ryšiu. Intelektualumas nėra moraliai neutralus. Aistros gali aptemdyti žmogaus protą. Ydos gali aptemdyti žmogaus protą. Nuodėmė gali aptemdyti žmogaus protą. Ir jis nebemato, kokia tikrovė yra. O dorybės pravalo akinius. Jos padeda žmogui aiškiau matyti, kokia tikrovė yra. Taigi ne tiek IQ, ten intelektualumo koeficientas arba loginis pajėgumas, o dorinis tyrumas yra žmogaus intelektinio pajėgumo priežastis. Šiandieniniai kultūrai intelektualumas yra visiškai neutralus moralinio būvio požiūriu. Doras žmogus nebūtinai geriau mato tikrovę. Dažnai atvirkščiai. Tačiau šiandieninė kultūra intelektualumą mato susijusi su emocinė žmogaus prigimtimi. Ir mato poreikį šiandieninė kultūra puoselėti vadinamąjį emocinį intelektą arba socialinį intelektą. Intelektualumo ir emocinės prigimties sąsaja jam bene tokia pat svarbi kaip Tomui intelektualumo ir moralės. Emocinis intelektas suprantamas kaip gebėjimas, empatijos gebėjimas, emocinio atpažinimo gebėjimas, komunikacinio jautrumo gebėjimas, bendradarbiavimo gebėjimas ir panašiai. Na va, tokia panoramėlė skirtumų, bet aptikau
labai rimtų panašumų. Yra dalykai, kurie tikrai labai kartojasi. Pavyzdžiui, racionali argumentacija. Šiandien jinai labai svarbi. Tokia pat svarbi jinai buvo viduramžiais. Beje, turbūt tada ir buvo iškiliausios racionalios argumentacijos lavinimo mokyklos, viduramžių universitetai. Racionali argumentacija, atsiverskit scholastų tekstus, yra viena svarbiausių viduramžių intelektualumo žymių. Ir šiandieninis mąstymas reikalauja būtent racionalios argumentacijos, kuri grįsta formaliosios logikos principais. Beje, būtent racionalios argumentacijos šiandieninis mąstymas reikalauja iš krikščionių, kada jie ima kalbėti apie objektyvę tiesą, objektyvų gėrį, objektyvų teisingumą. Mums keblu atsakyti, nes mūsų oponentai nepažįsta tokios racionalios argumentacijos, kurią pažįsta Tomas ir viduramžiai ir pažįsta krikščionys. Argumentacijos, kuris savo prielaidas semia iš transcendentinio tikrovės lygmens. Čia probleminis klausimas, prie to reikia padirbėti, tai nėra tiesiog pasakyti ištarme iš Šventojo rašto. Prielaidos iš transcendentinio tikrovės lygmens turi pakankamai racionalų pavidalą, racionalių ištarmių pavidalą. Ir tas transcendentinis tikrovės lygmuo ir yra tas tikrasis spektaklis, manome mes, kuriame ir vyksta tikrasis mūsų gyvenimo projektas. Bet ten ir viskas ir vyksta. Šiandieninis mąstymas pažįsta ne tokį racionalumą. Jis pažįsta instrumentinį racionalumą. Ta, kuris tikrai efektyvus siekiant praktinių tikslų. Ir čia be abejonės įgūdžiai yra gerokai pranokstantis viduramžiškus. Ir nepripažįsta tokio, kuris savo šaknimis siekia intelektu pažįstamus transcendentinius tikrovės pradus. Šiandien emotyvistinis aš manau, kad jeigu objektyvių tiesų neįmanoma pagrįsti racionaliai, instrumentiškai, vadinasi, jų nėra. Kitas bruožas, kuris mus sieja, jungia, yra kritinis mąstymas. Apimantis gebėjimą kritiškai vertinti ir analizuoti argumentaciją, tinkamai vertinti šaltinius, skirti faktus nuo interpretacijos, filtruoti bei atsirinkti informaciją. Ir emotyvizmas neatsisako kritinio mąstymo. Bet kritinį mąstymą išgyvena Tomo žmogus kitaip negu emotyvistinis aš. Šiandieninis žmogus atmeta iracionalias prielaidas, be abejonės, o tikinčiajam tenka išgyventi tikrai kankinio situaciją, nes kritinio mąstymo savybė, jo intelektualumų jo niekada nepalieka. Abejonė yra viena iš sudėtinių kritinio mąstymo dalių. Tikinčiajam reikia pripažinti tikrais ir teisingais teiginius apie tikrovę, su kuriais niekada nesusidūrė, kurios niekada nepatyrė ir kurios negali prieiti racionalių samprotavimų. Jam reikia pasakyti taip dalykui, kurio jis aiškiai nemato. Ir jo tvirtumas, pripažįstant tų teiginių teisingumą, yra toks pats, kaip pripažįstant, kad čia šviestuvai dega, arba tai, kad aš stoviu čia prieš jūs ant dviejų kojų. Ta prasme, tvirtumas, tikrumas yra toksai, o tikrumo pagrindas, šakė man vandens rašytas. Ir ta prasme, tu pripažįsti, kad teiginiai yra teisingi, neturėdamas jokios galimybės įsitikinti jų teisingumu. Krikščionis yra kankinys. Ir jis išgyvena įtampą, kurios emotyvistinis aš nepažįsta.
Jis turi kritinio mąstymo galia, kuri yra jame, jinai šitam jo religinio gyvenimo, tikėjimo gyvenimo lygmenį apsireiškia kaip didžiulis išbandymas ir iššūkis. Trečias bruožas, kuris mus sieja, yra metakognicijos gebėjimas, arba mąstymo apie mąstymą, arba refleksijos gebėjimas, kada tu reflektuoji savo pažinimo ribas, įvertini emocijų įtaką savo sprendimams, medijų įtaką savo sprendimams, kada imi suprasti savo šališkumą, žodžiu, mąstai apie savo mąstymą. Šitas dalykas būdingas mums abiems. Bet savo mąstymą Tomas, ir mes, viliuosi, reflektuojame savo galutinio tikslo perspektyvoje. O šiuo atveju emotyvistinio aš mąstymo refleksija yra visiškai be jokios sąsajos, yra neutrali galutinio tikslo perspektyvos atžvilgiu. Tiesiog suvokiu, kad tai mąstau, tai darau, taip suklystu, taip emocijos veikia mano samprotavimą, aš toks žmogus. Ketvirtas bruožas, paskutinis, kurį pavyko man aptikti, siejant dvi intelektualumo rūšis, apibendrinau jas kaip kūrybingumo, lankstumą ir dar pridėjau tikrovės įvairovės ir hibridiškumo priėmimą, suvokimą, kuris šiandieniniai kultūrai mes girdime dažniausiai tas savokas įvairovės ir hibridiškumo, kai turime galvoje, kad yra daug tikrovės perspektyvų, kad negalima įtvirtinti jokios perspektyvos, kurią galėtų remti daugelis, arba kurią galėtų primesti elitinės institucijos turinčios galią ir išteklius daryti spaudimą. Gyvename atviroje visuomenėje. Ir įdomu tai, kad Tomas rašo Suma teologija 1 skyriui 47 klausime, įvairovė yra būtina tikrovės dalis. Cituoju, vienas kūrinys negali tinkamai reprezentuoti Dievo gerumo. Todėl jis sukūrė daug kūrinių, visa visata Dievo gerume dalyvauja tobuliau negu pavienis kūrinys ir geriau negu jis reprezentuoja Dievo gerumą. Tomo atvirumas būčiai yra stebinantis, galbūt dėl tos nuolankumo savybės, jis atviromis tikrai akimis žvelgia į kiekvieną musulmoną, pagonį, žydą ir visai nemano, kad tik krikščionis gali ištarti tiesą. Bet dabar, jeigu apie bendrus tuos bruožus pakalbėtumėm, tai kūrybiškumas, lankstumas reiškiasi originalumu šiandien ir tas originalumas yra pabrėžiamas. Viduramžiais taip daug originalumas nebuvo smilkomas, veikiau gal įtartinai buvo įžiūrima. Naujų jungčių kūrimas, bet kuriuo atveju jie buvo originalūs, Tomas originalas, ir Jonas Dunsas Škotas originalas, ir Rodžeris Beikonas originalas, ir Robertas Grosseteste originalas. Ar jie to originalumą siekė? Ne. Gavosi. Keista, žiūrėjo į tą bendrą visumą, o originalumas kaip šalutinė pasekmė. Tai jiems būdingas kūrybiškumas, būdingas lankstumas, būdingas įvairovės ir hibridiškumo paisimas, bet jie neformuluoja tai kaip savo tikslų, jiems tai šalutinė padarinys. Tai apima ir gebėjimą gyventi neapibrėžtume. Mūsų laikais tai yra interdisciplinarinio mąstymo kriterijus, kompleksiškumo, toleravimas ir priėmimas ir panašiai. O hibridiškumas kultūros šiandien yra suprantamas kaip skirtingų kultūrų ir įsitikinimų įvairiausi mišiniai, pavyzdžiui, skirtingų tautybių ir nacijų tėvų vaikai turi gyventi tokiam savitam požiūrį į gyvenimą, skirtingų tikėjimų ir pasaulėžiūrų derinimo įvairios praktikos, krikščioniškas budizmas, krikščioniškas konfucionizmas, visokių jų esama ir hibridiškumas tapo mūsų kultūros dalimi, bet viduramžių universitetuose dominuoja diskusijų kultūra, tas, kas nedominuoja šiandien ir ilgokai nedominuoja. Disputacijos metodas yra atviras skirtingoms pozicijoms. Net klausimas, ar Dievas egzistuoja, yra legalus ir svarstytinas ir leidžia pateikti, jisai yra atviras skirtingiems požiūriams. Taip plečiasi tiesos pažinimo horizontas. Išvardyjimas nėra pats geriausias būdas pateikti medžiagą, veikiau blogiausias. Bet aš kažkaip bandžiau
visą tą vardijimą nerti ant jūsų pačių pastangos, klausyti, atpažinti, filtruoti dėl savęs paties. Dvi intelektualumo tradicijos, tiek, kiek pavyko man jas pakedenti, labai skirtingos. Prisipažinsiu, mano kalboje tikriausiai išsiduoda simpatija viduramžiais ir netokia jau didelė simpatija arba jos visiškas nebuvimas šiandieniai mąstymo tradicijai. Dovanokite. Va. Kažkaip nesinorėti gal priešinti. Norėtųsi pasimti iš čia ir iš čia kažkokius pozityvius dalykus, mokantis iš Tomo, ar ne? Pabandom organizuoti pokalbį, kuris būtų pastanga tiesos link. Pabandom pasikalbėti apie tai. Ir pradžioj formuluokime klausimą. Kas čia atrodo jums svarbu?